sugulė. Nieko tenais susikė, 3 žmonės įsigelbėjo. Įsigelbėjo, kas Mažeika, šeimininkas. Šeimininkas įsigelbėjo, Ferdinandas įsigelbėjo ir Kelaitė. Dziko Ferdinandas. Viskas, 3. Nu, puikiai žinau, kad tiesiog iki Z. Tai va čia ir Paskui tą namą sudegino, ne? ir nutipala, tai kaip, užsidegė, kai granatas gyvenatė į palangus. Ir va ten susprogdino, paskui sudegė. Ir žuvo, ir sudegė. Viskas rado kaulus. Nesušautuvės tenais. Ir organizavo mano tėvelis, mano tėvas pirmutinis atėjo pasižiūrėti, čia viskas. Ir nepareina duktėti atėjo žiūrėti. Apie 10-11 valandą iš namų išėjo, tai mato, kad čionais jau nieko nebelykė. Jis pats rinko kaulus, pats organizavo šitas, tą karstą tokį iš lentų sukalį. Jis pas savo rankom graibė ir pažino savo užvedė, reiškia, kas tokia prieš antų. Reiškia, kad abu čia miškinių, tokių partizanų buvo. To kartu susibūrė aplinkui buvo, bet reiškia, kad čia toj sodybų Bet toj sodybų nebuvo. Nekalti žuvo visai. Reiškia, buvo vyriškių buvo, bet tie vyriškiai nekalti. Čia namiškiai, ministrų. Nieko nebuvo. Va, šitą biuro brolių žmonų. Šitą ministrė buvo. Bet jeigu ne partizanai, tai ko tas išdavikas sufantazavo, kad čia partizanų susibūrė? Jisai pats buvęs, Jis užverbuotas buvo. Bet turės tą nekaltai sodybai keršį, būdamas... Nekeršį, o Nu, tik užvedė, tai Ne, ko? užvedė, kad reiškia... A kam jis užvedė? Kada tai užvedė? Kad čia ne partizanai, sako, civiliai žmonės susirinko. Ne, kam čia Kam man šnekėjo? iš miško ateidavo? Jis pas buvo miške, miškinis, bet jis buvo papirktas. Jis labai jaunas buvo, ne? Nežinau, jaunas, bet jis papirktas, išdavikas buvo, jis organizavo ir Ką jis išdarė, jeigu čia nieko nebuvo? Bet jeigu jie buvo nekalti. Miške yra, kad susirinks 6 kartą tą dieną, susirinks šiandien. Į tą šventę atėjo merginos, ir tokius, sako, su šventės atšvęsti. Nu, jie įtarinėti. Jie neatėjo. Aš sakau, jeigu beigas priešasties. Kam tą nežada ginklus buvo Jie tikėjo. Krutkis. Pavardė Krutkis to žmogaus. Moja, žinau, kad tik Dėl vieno moja, o ne vargšelio Marija. aišku, dėl vieno žmogelio. Nu, einamdavo paskaityti, klausau. Šauliai, matyt, paklydo net važiuoja. Netiesa. Visi tie partizanai, visi žinojo, kad čia bus užpuolimas. Va. Ir jie maudėsis Kunevičių Vlado pirtyje. Jie žinojo ir jie neįspėjo, kad būtų, o jiems pranešė iš Jausvainių atvykusi tokia moteris, kad stribai ruošia apsupimą. Jie žinojo ir jie neatėjo. Ir jie neatėjo. Jie maudėsi, jie savo linksminusi. O čia tie, kurie nežinojo, tie atėjo. Ir žuvo. Tai šitokia istorija yra, tikra tiesa yra. O Mažeika daugiau jisai nepasirodė, ne? Dinga kaip į vandenį. Sako, į Latviją jis kažkur tai apsigyveno. Mums buvo pasakyta, kad Mažeika rytą užėję į čia kažkur Ąžuolotę, Keleriškėse pas kažką, gyvas likęs, šlapias, purvinas, jis pasakė, aš likau gyvas, krepšį užsidėjęs ant galvos toj baloj, ten kažkoj, vandenį užsidėjęs kažką ant galvos, kad nebuvo matyti. O tai, kad buvo šneka, dar gyvas buvo žmogus tas, kuris pas kurių buvo užėję. Pavardės neatsimenu, 20 metų. Jis įsigelbėjo ir viskas. Ir jis, atrodo, pasidavė, sakė, į Latviją. Ir tai buvo tokia istorija. Ferdinandas Kulka ir Dzikas Ferdinandas. Numirė.
kulka. Dziko Ferdinandas numerį peršilkoja. Jam peršuikoja. Peršilkoja, jisai čia nuėjo pas kaimyną, sėdo ant arklių ir išbijojo į namus. Sakė, apsirengęs buvo praėję pro kareivius, jis kareivius. Ne kareiviškai, jisai pragulėjo šios žalko vadinamą, tos galoj. Ne, Ferdinandas negulėjo. Gulėjo, ką jūs ne. Mažeika gulėjo. Aš jau, nu va, štai, jie būtų gulėjo. Vandenį gulėjo, sodžiau. O ypatingos sargybos yra šitas aprašyta. Tai būtų Sargybos sargybos yra aprašyta šitas ant pavardė. Ferdinandas buvo, kad sakė, išėję, jie paskaitė, kai jis astribu. Ką jūs šneka? Nu, aš žinau, taip mums perdavė. Taip žmoniškai. Kuris išsako šitą dalyką? Ai, užmiršau. Yra knyga pas Mažeiką. Pas Aš mačiau, atsimenu tos reikalus. Su Ferdinandu Aš manau, kad su Ferdinandu kartu dar kiek kartų kalbėjau. Nu tai ką žmogui iš kažkur ištraukęs tokias. geriausia, o daugiau niekas nežino tikros tiesos. Tai va jums reikia tada užrašyti. užrašykite teisingai tada. Ir užrašyta. Versijų daug yra. Čia laikas įrašė ne vieną kartą. Čia dabar reiškia galvoja, Ir skiriasi tie visi. O dabar mūgė ir vėl ne taip, kaip mums sakė. Grybelė. Tai va reikia tos